Rasime tiesės, kurie eina per du taškus lygtį. Sakykime, kad turime du taškus, tašką A su koordinatėmis 1 ir -1 ir tašką B su koordinatėmis -3 ir 2. Pirmiausia, nusibrėžkime ieškomą tiesę. Brėšime koordinačių ašis, ašis X, ašis Y, atidame taškus vienetas, minus vienetas, -3 ir 2. Turime taškų koordinatės, atidėkime pačius taškus. Taškas A, vienetas minus vienetas, taip ir parašykime. Ir taškas B, -3 ir 2. -3 ir 2. Dabar taškus sujungkime tiese, ta tiesė, kurios lygties mes ieškome. Štai taip sujungiame taškus tiese. Ieškomos tiesės lygtį pažymėkime, tarkim, Y nuo X. Kol kas tos lygties mes nežinome. Šią lygtį rasime dviem būdais. Pirmas būdas. Tarkime, turime du taškus. Tašką A su koordinatėmis x1, y1 ir tašką B su koordinatėmis x2, y2. Tada tiesė, kuria eina, užsirašo tokia lygtimi. X minus x1, x2 minus x1 lygu y minus y1, y2 minus y1. Įstatykime žinomas x1, x2 reikšmės. x2 yra lygu -3 ir įstatytume y reikšmės. -1, 2 ir -1. Atlikime veiksmus. Skaitiklyje lieka x minus 1, vardiklyje -4, lygu y plus 1, vardiklyje 3. Sudauginkime. 3 kart x minus 1 lygu -4, y plus 1. Ir atskliauskime. 3x minus 3 lygu -4y minus 4. Sutvarkykime lygtį. Dešinėje pusėje palikdami 0. Sutraukę laisvus narius gauname. Tai yra, turime ieškomą tiesės lygtį. Jei spręskime y atžvilgiu. Padaliname iš koeficiento prie y ir gaunam y lygu -3/4 x minus 1/4. Tokiu būdu mes radome ieškomą tiesės lygtį. Spręsime tą patį uždavinį antrų būdų.
Vėlgi duoti taškai A ir B, tie patys taškai. Tada tiesiai per juos gali būti užrašyta taip. Y lygu kx plus L. Mums reikės rasti koeficientus K ir L. Įstatome taško A koordinatės į šią lygtį. Sutvarkome lygtį K ir L, perkeldami į kairę pusę. Statome taško B koordinatės. Atskliauskime ir gauname 2 lygu minus 3K plus L. K ir L keliame į kairę lygties pusę. Tokiu būdu mes turime dvi lygtis atžvilgiu K ir L. Įspręsime lygčių sistemą. K plus L lygu 1, minus 1 atsiprašau, ir minus 3K plus L lygu 2. Rasime koeficientą K. Minus 4K lygu 3, iš čia K lygu minus 3/4. K reikšmę statome į pirmąją lygtį ir randame L. Iš čia L lygu minus 1/4. Kaip ir pirmo atveju, mes turime tiesės lygtį. Y lygu minus 3/4 x minus 1/4. Abiem būdais mes gavome tą pačią tiesės lygtį. Uždavinys išspręstas.